Taip, turim mašinikę Škoda Fabia 1.4 benzinuks. Šiandien 3 kW. O nusiskundimai tokie, pas mus jinai ant šniūra. Tiesiog tuščia. Tuščia, o kada taip, tai pagal garsą trūkęs paskirstymo diržas. Žmogelį nuteikėm, kad nieko gero čia nekvė, bet prašyms daugmaž daugiau prasiardyti, įvertinti kiek ko reikia ir plius minus samatėlę. Ar verta betaisyti tokį modeliuką? Gerai, pradiagnozuosim. Taip, dėjom iki dirželio nusimetėm dangtelę. Ką turim? Nebėra dantų vienam dirželiu. Tas kaip ir pagrindinis, kaip ir atrodo stovi vietai. Gerai, dabar susuksim žvakę. Sikeliam stūmoklį į viršų, nes ten iškyla viskas nupuvę. Nesimato jokių žymų, pasižiūrim, ar tas atitinka su apačiai. Turim problemą su vienu vėlenėliu, ar problemą su abiejais. Taip, įsikėliam stūmoklį aukščiausią tašką ant mirties. Tas štyris tinka vietai, tai bėgęs tik tas vėlenėlis. Ką, nusipjaunam tą diržą. Tiesiog primityviai pasisuksim, pasižiūrėsim, kaip iš čia suka, su kokybės balsu ar su dideliais laisvumais. Taip, nusipjojam diržiuką, sitraukiam, koks gražuolis. Dantų daug liko, o čia turbūt viskas aišku, taip. Ką, bandom nusikelsim, ką pamatyti, kiek čia tų nudaužyta, nenudaužyta, kiek čia tų karamaislų nukalta. Ir tada prasipūsim, pasižiūrėsim, kas čia. Linkę vožtuvai, nelinkę. Taip, aplinkui atsijunginėjom. Čia nieks nenukalta, viskas vietai, tvarkoj. Tik čia bordėlis. Apsipatinėjom dulkės kiek įmanoma. Čia atsinginėjom, viskas, atsisukinėjom. Dangtį aplinkui, nusikeliam, žiūrim toliau, ką čia turim. Nusikelsim. Taip, nusikėliam. Taip, ką čia matom, visur kakliukai patarkuoti. Taip, pirmam, antram. Visuose čia praėjo, tvarkoj. Bet, kadangi vėlenėlis tvirts, manau, čia viskas okei bus. O čia ką turim? Taip, čia ką turim? Aha, išsiurbimo pusė visi tvarkoj, kaip ir spėjom. Taip, pirmam nenulakstė, antram nulakstė, trečiam stovi, ketvirtam nulakstė. Nu ką, sakome, žlaukė žvakės. Sudarysim sandarumo testą. Bus aišku, linkė, nelinkė.
Taip, ką geriau parodyti, užsikabinom dūmų generatorių, pasileidom dūmus. Tiesiog kišam. Dabar vėlenėlį išimti, vožtuvai visi uždaryti. Tai mes niekur neturėtumėm išleisti su dūmais. Bet dūmelis važiuoja per visus, iš visų cilindrų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kadangi į siurbimo pusę stovėjo vietai viskas ok, tai nieks čia nenudaužyta, o išmetimo pusėje visi 8 vožtuvai bus nuraityti, nes kur dabar dūmai eiti, kadangi tai dar rodo. Čia putė per kolektorių, išmetimo kolektorių, jis braunas ten, kur jam lengviau, ne pro katalizatorių, o čia. Tai variantų nėra, galvos ėmims ir minimaliai 8 vožtuvų keitims. Ką skambinom, supasakojom, lai sprendžia, ką darom. Remontas tuom ir baigės. Viską uždangstėm. Detalės gražiai sudėliojom, galvutės dalis pakavom ir viskas. Atiduodam tokią, neberemontuos.